Laidą remia Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas. Kalėdinėme istorinės prezidentūros sodo įžiebimo renginyje žiema artėja, ponė prezidentė, atgyjęs prezidentas Kazys Grinius išgyveno džiugias švenčių laukimo akimirkas, dramatišką politinį perversmą ir netikėtai puikų asmeninio gyvenimo posūkį. Prieš 150 metų gimęs Kazys Grinius savo trumpo prezidentavimo laikotarpiu taip ir neturėjo progos pasveikinti Lietuvos žmonių su šventomis kalėdomis. Karinis perversmas iš posto prezidentą išvertė 1926 naktį iš gruodžio 16 į 17, kai iki švenčių buvo likusi vos savaitė, o pačioje prezidentūroje jau ruošti stalai iškilmingai prezidento 60-mečio šventei. Ši jubiliato atžvilgiu įvykdyta neteisybė atitaisyta po 90 metų. Prezidentas Kazys Grinius pasveikino susirinkusius istorinio prezidento rūmų sode artėjančių švenčių proga ir baigė savo kalbą optimistinę natą. Aš nepalenkiamai esu įsitikinęs lietuvių tautos gyvata su šia ir artėjančia švente. Jumi visus! Įtempto siužeto istoriją papasakojo aktorius Edvinas Vadoklis, Juozo Gruodžio, muzikos konservatorijos studentai ir ugnies atlikėjų trupė Ugnies valdovai. O mes artėjant didžiausioms metų šventėms nusprendėme ne tik pasidairyti šventinės nuotaikos, bet ir patyrinėti tradicijas bei pasižiūrėti, o kaipgi kūčios, kalėdos ir naujieji metai atrodė tarpukariu. Ar daug ką žinome, kaip prezidentas Smetona sutikdavo šventes ir kokių tradicijų buvo laikomasi prezidentūroje? Į šiuos ir kitus klausimus ir bandysime atsakyti šiandien, taigi keliaukime šventinių tradicijų keliu drauge. Kalėdos tarpukariu pirmiausia, kalėdinis ūpas, kaip tarpukariu vadindavo jį, arba kalėdinė nuotaika, pirmiausia pasklisdavo po prekybinės erdvės. Ir prekybininkai turbūt buvo kaip ir visada pirmieji, kurie pajusdavo tą kalėdinį ūpą. Kasgi vykdavo? Prekybininkai pradėdavo didžiasias akcijas. Prekybininkai viliodavo klientus įvairiais būdais. Vienas iš jų buvo akcijos, kaip ir sakiau, kitas iš jų buvo sveikinimai. Prekybininkai sveikino savo klientus spaudoje, jie rašydavo sveikinimus ir kalėdų, ir naujų metų proga tam tikrom grupėm, kurios naudojasi jų prekiam. Ir buvo be galo įdomu spaudoje skaityti, kada sveikina mėsos valgytojus arba sviesto valgytojus su šventėm, kada sveikina rūkytojus papirosų su šventėm. Na tai būtent tos bendrovės, kurios tai ir gamino arba pardavinėjo. Ir atrodė, spaudą paskaičius, atrodo, kad visos prekės yra be galo reikalingos kalėdoms ir naujiems metams. Pavyzdžiui, jums būtinai reikia įsigyti elektros lemputę su kalėdinė akcija. Jums reikia įsigyti naujutėlaitį biuiką. Irgi tai yra būtina kiekvieno kauniečio kalėdų dalis. Na tai tos akcijos ir tos reklamos buvo tikrai be galo išradingos. Na pavyzdžiui, radio imtuvai, kaip juos reklamuodavo. Radio imtuvus atveždavo kalėdų diedas vadinamasis, kalėdų senelis rogėse. Radio imtuvai kabodavo ant eglutės šakučių. Radio imtuvas vaikai apsėdę džiaugdavosi, kokia puikia kalėdinė dovana. Na tai tiek būtų apie
kalėdinės tas prekybininkų viliones, o iš tikrųjų, jeigu būtumėm tuomet pasidairę po Kauno parduotuvės, po turgus, tai ten irgi buvo įdomus dalykai ten dėjosi. Turguose, be abejo, į turgus eidavo visi, ne tik tai ir Kauno aukštuomenė, ir tarnaitės eidavo apsipirkti kūčių stalui įvairių prekių, produktų, ir pagrindinės prekės Kauno turguose prieš kūčias be abejo būdavo džiovinti grybai, kalėdoms įvairūs mėsos produktai, kumpiai ir, kaip rašė spauda, negyvi paukščiai, kiškiai, taip pat kviečiai, kisieliai, uogos, spanguolės ir taip toliau. Taip pat labai svarbus akcentas, dalykas kalėdoms būdavo dovanos be abejo. Tai žmonės, kaip rašė spauda, apsišarvavę ryšuliais ir paketais lakstydavo po parduotuves ir, kaip rašė tuomet, ir neturtėlis, ir turtingas neša savo pinigą į parduotuvę ir į turgų ir leidžia ir perka ką nors kalėdoms. Tai ką jie pirkdavo? Jeigu pirkdavo dovanas, tai dovanos dažnai būdavo irgi labai praktiškos. Pavyzdžiui, dovanos į užsienį arba į kaimą būdavo pačios populiariausios. Žurnalistų apskaičiavimais buvo štai kokios, kaip jūs manot. Pasirodo, tai buvo kumpiai, žąsys, antys ir kalakutai. Nes tai yra labai praktiška dovana, jinai yra panaudojama, suvalgoma. Be abejo, vaikams labai buvo populiaru įvairių žaislai. Saldainių parduotuvės išgyvendavo aukso amžių prieš kalėdas. Ir rūbų, įvairūs rūbus, tie, kurie siūdavo rūbus arba pardavinėdavo, tai prieš kalėdas jie priimdavo papildomai siuvėjų, kad siūtų, gamintų, nes, einant į vizitą pas savo, sakykime, viršininką arba netgi pas savo kažkokius giminaičius visada norėdavo pasipuošti žmonės. Tai toks būdavo tas toksai kalėdinis vajus, kada visi skubėdavo ir buvo rašoma, kad netgi taksi nebuvo laisvų, visi buvo užimti prieš kalėdas. Visi salonai dirbdavo nuo 7 iki 10 vakaro, kas irgi yra labai ilgas laikas, grožio salonai. Tai taip aktyviai kauniečiai ruošėsi kalėdoms. Na, o kokiosgi šventės be dovanų? Jos mieste buvo tiesiog privalomos. Tuo metu kaime retenybė, bet jų laukdavo iš į kaimus per šventes grįžtančių giminaičių. Prieš pat 1937 metų kalėdas laikraščiuose pasirodė patarimų, kaip kaimiečiams rinkti dovanas. Kalėdinės dovanas savo artimiesiems kaime parenkant reikia daug jautrumo, išmanumo ir nuovokos, kokia dovana galėtų būti naudingiausia ir ilgiausiai džiuginti apdovanotojo širdį. Netrukus buvo paskelbtas skambus kalėdinių dovanų šūkis: šiandieną knygai ir laikraščiui kelias į kaimą platėja. Žinoma, šūkiai šūkiais, o mes toliau klausomės mūsų ekspertės. Moterys ruošdavo kalėdinį stalą. Kalėdinis stalas pas kiekvieną šeimininkę, kiekvienos šeimininkės be abejo virtuvė buvo skirtinga, bet tradicija, kaip jie vadino, 12 patrovų buvo visada išlaikoma, tai reiškia 12 patiekalų. Visi jie būdavo pasninko valgiai, be abejo tai būdavo pagrindas visos vakarienės, būdavo žuvis ir daržovės, tai būdavo žuvis drebučiuose, taip vadinama žuvies drebutiena jie vadindavo, žuvis su alyva, tai yra žuvis su aliejum, žuvis su pjaustytais kiaušiniais, keptos seliavos, įdaryti karpiai, farširuoti, ausytės su barščiais, taip pat mišrainės įvairios, tai yra brokėlių mišrainė ir taip toliau, džiovinti vaisiai, kisielių, spanguolių, be abejo, miežių, kviečių patiekalai virtų. Ir visada vakarienės prasidėdavo pirmajai žvaigždžiai sužibus danguje. Vakarienės būdavo vakarienė, ta 12 patrovų dedama ant baltos staltiesės. Dažnai po jie buvo padedami šiaudai, šienas, nes tai buvo tradicija jau atėjusi iš ankstesnių laikų. Kasgi būdavo pirmiausia vakarienės metu daroma, tai pirmiausia laužiama plotkelė arba kalėdaitis. Visi sakydavo vienas kitam palinkėjimus. Ir čia yra labai įdomus akcentas, kas dabar turbūt jau skiriasi nuo šių dienų. Susėdę prie kūčių stalo, žmonės suvokdavo savo šeimą kaip ir visą tautą, kaip valstybę, ir jie ne tik tai suskaičiuodavo, kiek žmonių, jų šeimos narių yra prie stalo, galbūt jau kažko nebėra, bet jie pagalvodavo, kad ir Lietuvos kai kurių piliečių nėra prie Lietuvos kartu su Lietuva, tai pavyzdžiui Vilniaus krašto lietuviai. Visada būdavo jie prisimenami, tas pats
jau emigravę užjūrį lietuviai, kurių taip pat nebuvo su valstybė tuo metu. Tai ir buvo raginama oficialiai spaudos oficiozuose, kad prisiminti prie kūčių stalo Vilniečius, arba pasidžiaugti po 23-24 metais prijungta Klaipėda ir kad Klaipėdos broliai jau gali būti su mumis. Tai prie kūčių stalo ta tokia valstybiniai įvykiai irgi buvo aptariami, prisimenama. Kada pavalgydavo vakarienę, be abejo, vaikai labiausiai laukdavo desertų. Desertai būdavo įvairūs pyragaičiai, aguonų pyragai, meduoliai, vėlgi džiovinti vaisiai, spanguolės. Ir čia mes galim sakyti pavyzdžiais. Pavyzdžiui, Jono Vileišio dukra, Kauno miesto burmistro, jinai sakydavo, kad prieš Kalėdas jai labiausiai patikdavo eiti į vieną parduotuvių senamiestį. Ir ten ji pirkdavo halvą, pirkdavo datulės, figas džiovintas, tai būdavo tokie jau egzotiniai, sakykime, vaisiai ir kiti vaisiai citrusiniai, tie jau nedžiovinti, taip pat buvo Kalėdų stalo, jeigu jų tik tai būdavo, tai ant Kalėdų stalo jie rasdavo vietą kartu su obuoliais ir kitais lietuviškais vaisiais. Po vakarienės, vėlgi skirtingai, Kaune be abejo būdavo laukiama 12 valandos ir einama į mišes, į vidunakčio mišes. Ir čia buvo netgi šiek tiek daugiau laisvės miestiečiam, nes šiaip jau buvo įvesta komendanto valanda, naktį vaikščioti jie negalėdavo, o per šventes ta valanda buvo panaikinama. Galiu pasakyti pavyzdį, 36 metais net 14 ar 16 bažnyčių Kaune buvo laikomos mišios per visą Kauną ir tik vienoje Įgulos bažnyčioje buvo su pakvietimais leidžiami žmonės, nes ten jau, galim sakyti, aukštuomenė to meto rinkdavosi ir prezidentas Smetona taip pat su savo palyda vykdavo į Įgulos bažnyčią tų kalėdinių vidunakčio mišių. Kaip prezidentas švęsdavo, tai vėlgi yra mažai duomenų, bet tikrai žinoma, kad prie kūčių stalo jis sėsdavo prezidentūrai. Antanas Smetona prezidentas sėsdavo su savo šeima, su artimiausiais žmonėm, dar būdavo keletas karininkų, darbuotojų, kurie dirbo prezidentūroje ir būtinai būdavo kunigas, tai arba Bielskus, prezidento kanceliarijos viršininkas, arba Mironas vėliau. Jie pašventindavo kūčių vakarienę. Kūčių vakarienė rašoma buvo aukštaitiško pobūdžio. Taip pat po staltiese buvo dedama šienas, ką aš jau ir minėjau. Ir tokie kūčių vakaras visada būdavo ramus prezidentūrai. Kaip ir sakiau, po to sulaukę 12 jie vykdavo į vidunakčio mišes. Apie kitų prezidentų kalėdinius papročius dėja kažkokių didesnių atsiminimų nėra. Tiesa, Stulginskis po prezidentavimo, kada persikėlė į Jokubavą, tai jie puošdavo be abejo kalėdinę eglutę. Jo dukra Aldona buvo dar maža, 6 maždaug metų mergaitė, tai jinai pateidavo su mamais rinkti į mišką tos eglutės. Ir vakare ateidavo darbininkų vaikai pas juos ir tai Aldonai buvo didelis džiaugsmas, nes su jais juos apdovanodavo tėtis ir po to su jais šokdavo įvairius tuos ratelius ir giedodavo kalėdinės giesmes. Taigi tarpukario aukštuomenė pirmąją Kalėdų dieną švęsdavo namuose, vakare būtinai apsilankę bažnyčioje. Ant šventinio stalo karaliaudavo paukštiena ir saldumynai. Pasakojama, kad Lietuvos nepriklausomybės akto signataro, vieno garsiausių tarpukario Lietuvos visuomenės veikėjų Petro Vileišio šeimoje, ant balta staltiese užtiesto šventinio stalo būtinai būdavo arba kepta žąsis įdaryta obuoliais, arba kalakutės. Jis buvo patiekiamas su keptais kaštonais ir bruknių uogiene. Prieš mėsos patiekalų šeima vaišindavosi sluoksniuotos tešlos pyragėliais ir sultiniu patiektų puodeliuose. Tarp saldžiųjų patiekalų karaliaudavo tortai, dažniausiai šokoladinis ir riešutų kremo. Nepriklausomo Lietuvos vidaus reikalų ministro teisininko Antano Endziulaičio šeimoje šventės būdavo kuklios, o pagrindinis patiekalas žąsis kepta su obuoliais. Ant saldaus stalo puikuodavosi citrininis pyragas. Čia tortų nebūdavo. Inteligentų šeimose saikingai vaišindavosi ir stipresniais gėrimais, tiesa, butelio ant stalų niekas nedėdavo. Dar vienas dažnas švenčių atributas žaidimai dažniausiai buvo lošiamas bridžas. O kuogi tarpukariu buvo puošiamos žaliaskarės. Eglutę puošdavo arba pirktiniais žaislais, arba namie gamintais. Jau rudens vakarais, kada ilgėdavo, tamsėdavo vakarai, vaikai su mamom, su kitais artimais žmonėm jau darė tos eglučių papuošimus ir tai dažnai būdavo arba iš šiaudų, arba iš spalvotų popierėlių suvertos vertinės.
Taip pat būdavo iš tų naminių papuošimų eglutės, tai be abejo kabinami obuoliai, maži obuoliukai, pepinai vadinami, arba pyragėliai, kažkokie meduoliai, sausainiai, kuriuos įmanoma pakabinti. Ir vienas dalykas, ko mes jau dabar dažniausiai nebedarom, tai ant eglučių jie dėdavo žvakeles, ne girliandas namie. Ir, vėlgi čia ta pati Petro Vileišio dukra Vileišytė prisimena, kad reikėdavo labai atsargiai padėti tą žvakutę, nes vaškas, kad neuždegtų eglutės. Tai tokios buvo jų tradicijos, o vėlgi Vileišytė pasakoja, kad jos namuose, kadangi jie turėdavo visada labai didelę eglę, tėtis parveždavo, tai jos eglei reikėdavo daug žaislų ir tie žaislai, kai kurie buvo parvežti iš Vokietijos, ir kaip jinai tuos žaislus apibūdina, tai jie buvo ir rojaus paukščiai, bombos, greičiausiai kažkokie apvalūs burbulai, taip pat buvo stikliniai agurkai ir taip toliau. O visa kita buvo, kaip ir sakiau, naminiai žaislai, tai obuoliai, meduoliai ir taip toliau. Tai buvo toks pasiruošimas kūčiom, o ramybė tokia buvo, sakykime taip, be tos karštinės apsipirkimo, bet vakaras visada būdavo ramus, o tuo tarpu Kalėdos jau visai kitoks laikas. Per Kalėdas prasideda ta šurmulys, nes per Kalėdas jau eina lankyti artimųjų, eina į vizitus, aplankyti viršininką, valstybės teatras jau siūlo programą, restoranai, barai, kurie šiaip jau per kūčias nedirbo. Tai jau atsiranda ir vaikams įvairių renginių, tai žmonės jau tą tokį kalėdinį siautulį pajunta ir iš tikrųjų ir pas prezidentą ateidavo svečių arba jisai kažkur išvažiuodavo, tai tas jau kalėdų laikotarpis yra visai kitoks. Aprašydamas, kaip Kaunas sutiko 1936 metus, Lietuvos aidas praneša, kad užsienio diplomatai juos atšventė pas sovietų atstovą, diplomatinio korpuso dekaną Michailą Karskį. Naujuosius metus čia sutiko diplomatinio korpuso nariai, užsienio reikalų ministerijos aukštesnieji valdininkai, meno mokslo spaudos atstovai ir kiti. Į susitikimą atsilankė ir užsienio reikalų ministras Stasys Lozoraitis. Šventinių šurmulių prisipildydavo visos Kauno kavinės ir restoranai. Tačiau bene didžiausia puota vykdavo Karininkų ramovėje, kur taip pat rinkdavosi vyriausybės nariai, užsienio valstybių karo atstovai, karo vadovybė su gausia karininkyje, aukštoji valdininkyje, literatai, visuomenės elitas. Pasveikinti karininkų atvykdavo ir prezidentas Smetona. Prezidentas su ponia Karininkų ramovėje išbuvo iki 2 valandos. Orkestrui griežiant maršą, tautos vadas iškilmingai palydėtas iki automobilio. Taip įspūdžius iš puotos aprašo Lietuvos aidas. Tačiau iškilmės tuo nesibaigdavo. Po oficialiosios dalies apšlakstytos stiklų vyno puota įsisiūbuodavo. Šokiai vyko 2 salėse, jaukus ir nuotaikingas balius užsitęsė ilgesnį laiką. Kiek aš esu skaičius tarpukario spaudos atsiminimų, nepavyko rasti duomenų apie centrinę Kalėdų eglę Kaune, greičiausiai jos ir nebuvo. Susibūrimo vieta per naujus metus buvo Karo muziejaus sodelis. Ir ten sutraukdavo, šaltiniai rašo, kad iki 15 000 žmonių. Karo muziejaus sodelyje tie nauji metai, jie visada turėdavo tokio labai gražaus tautinio prieskonio, tautinio tokio akcentų, nes elektros lemputės, kurias mes dabar kaip kalėdinės dekoracijas dedam, tai kalėdos ir nauji metai nebuvo tai atributas lemputės būtent šitų švenčių. Visos lemputės, visi gražiai papuošimai, žolynų, girliandos buvo valstybinių švenčių atributai tarpukariu, tai yra vasario 16, gegužės 15, rugsėjo 8, būtent tos dienos, kada lemputėm šviesdavo ir namai, ir parduotuvės, ir įvairios įstaigos. Tiesa, vienas pastatas per naujus metus tikrai švytėdavo lemputėm, tai yra Karo muziejus, kada ten žmonės susirinkdavo po 12, bet ir iš tų lempučių jie ne tik tai fasadą papuošdavo, bet jie dar įvairių tokių tautinių akcentų ir valstybės skaudulių sugebėdavo iš lempučių padaryti, iš iliuminacijų. Pavyzdžiui, jie išraitydavo žodžius "mes be Vilniaus nenurimsim". Jie puošdavo Vilniaus pilies, Gedimino pilies vaizdu, Gedimino vilko įvairiais atvaizdais Karo muziejų. Ir tie simboliai susiję dažniausiai būdavo su Vilnium ir Vilniaus, prarasto Vilniaus tas vaizdinys būdavo ir kalbose. Tai Karo muziejaus direktorius Nagevičius išeidavo sakyti naujametinę kalbą ir jis irgi visada kalbėdavo, kad su mumis dėja nėra Vilniaus brolių. Kalbėdavo, kad ir apie kitas visas Lietuvos problemas, prisimindavo
aušrininkus, prisimindavo karius savanorius, tai tas naujametinis vakaras būdavo toksai kartu ir valstybės istorijos prisiminimo vakaras. Netgi ir po 12 fejerverkas, kada 12 valandą būdavo giedamas himnas valstybės, ir po 12 fejerverkas ir šis turėdavo tų patriotinių akcentų, nes kai kuriais metais buvo leidžiamos raketos, kaip jie tuo metu vadino, 3 spalvų, tai yra geltona, kuri buvo balta, geltona, raudona ir žalia. Tai yra Lietuvos trispalvės spalvų. Pirmąją naujųjų metų dieną prezidentūros duris neužsiverdavo. Apie numatytus oficialius vizitus informuodavo to meto spauda. O po to dar visą sausį Kaune siausdavo balių sezonas, kuriame netrūko nei linksmybių, nei pramogų, na ir savaime suprantama šokių. Daug laiko prabėgo ir šiandien kuriame naujas tradicijas. Kaune tokia neabejotinai jau tapo Kalėdų eglutės įžiebimo šventė. Kasmet nauja idėja ir tas puikus laukimo jausmas, kuris visus mus vienija. Kai mes buvom pradėję daryti šokančių angelų eglę, buvo tokia eglė. Kaip padaryti, kad tie angelai suktųsi aplink eglę, ne aplink save, o aplink eglę. Na, pasirodė tai labai sudėtinga iš tikrųjų, nes jie turėjo būti aukštai, suktis aukštai. Ir aš sakau, kaip būtų gražu, jeigu ta eglė pati suktųsi kaip karuselė, jinai suktųsi, suktų visus. Tai tą mintį aš taip sakau, Andriau, o mes galėtume pasukti tą karuselę vis dėlto. Ir tenai užteko to drąsos išprotėti ir sakyti, pabandom. Tai mes šiemet sugalvojom pasukti visą pirmąjį aukštą eglės. Paversti ją tarsi tokią švenčių karuselę, kuri taptų visų kauniečių džiaugsmo namais. Iš tikrųjų, tai nebūtų tik karuselė, tai būtų ir vieta, kur žmogus atėjęs kaip į namus pasijustų. Ir štai mes ir vat, kaip su architekto idėja buvo tos namukus pritraukti į bendrą kompoziciją eglutės. Padaryti tokį ratą, kad žmogus įėjęs, čia namukai, čia arbata, čia spurgytės, čia eglutė, čia kažkoks eglutės bendras stogas, čia jisai gali atsisės, čia gali pakalbėti, čia gali vaikas suptis. Žodžiu, viskas po vienu eglutės stogu. Tai va, tai toks, sakyčiau, visiškai naujas sprendimas, nes nestovės viena eglė kaip kažkoks tai objektas žiūrimas iš toli, kaip jis ten gražiai, kaip skulptūra žiūrisi, bet bus tokie džiaugsmo namai. Čia gruodžio 31 Rotušės balkone, kaip visada mojuosiu visiems, kurie čia į Rotušės aikštę atkeliaus švęsti naujųjų metų. Bet iš tikrųjų ne apie tai norėjau pasakyti, mėly kauniečiai ir lietuviai, visi svečiai, visi, kurie mane stebite, žiūrite, leiskite aš jums pamojuosiu, pasiūsiu bučiai, nusišypsosiu. Ar jūs jaučiat? Ar jūs jaučiat, kad Kalėdų laikotarpis jau prasidėjo ir pats metas apkabinti savo artimuosius ir pasakyti, kaip jūs juos mylit? Tai ir yra Kalėdos. Šiemet Kauno kalėdinės eglutės įžiebimo šventėje savo pasirodymą surengė profesionali gatvės teatro trupė iš Prancūzijos, pakvietusi visus kartu pasinerti į stebuklingą kalėdų sapną, kurio pagrindiniai herojai – didžiuliai
baltieji žirgai.